kad bažnyčia gali būti ne tik geografiniu, bet ir dvasiniu žmonių centru, galima buvo įsitikinti Trakų rajono miestelyje Aukštadvaryje, kur Kristaus Atsimainymo bažnyčia pažymėjo savo 100-metį. Todėl sugužėjo čia ne tik parapijiečiai, bet ir svečiai bei iš čia kilę žemiečiai. O šventoriuje ir prie jo, kaip visada, kalbėtasi apie šiandieną ir rytdieną. Žodžiu, apie viską, kas rūpi žmogui. Aukštadvaris visada buvo šviesus miestelis ir jis toks yra likęs. Čia visais laikais buvo bendruomenė, kiek man yra žinoma iš istorijos, labai šviesi, labai tautiška. Kai caras buvo uždaręs bažnyčią, aukštadvariečiai, šviesuoliai vyko pas tuometinę caro valdžią į Vilnių prašyti leidimo bažnyčios statybai prieš 100 metų. Po to Aukštadvaryje atsirado mokykla, kuri ruošė namų šeimininkės, kuri po to tapo technikumas. Dabar mes turim žemės ūkio mokyklą, kurie jau yra neseniai atšventėm 90 metų. Taip kad mes Aukštadvarį turim iš tikrųjų labai šviesų, labai žmonės yra širdingi ir čia yra gera iš tikrųjų gyventi. Mano proseneliai yra iš Žemaitijos kilę, nuo Kretingos, dabartinėme Kretingos rajone. Tačiau gyvenimas taip ir meilė atvedė Aukštadvarį. Meilė kam? Meilė mano proseneliai. Proseneliai? Taip, jeigu giminė pradėjo, reiškia, prieš jau čia daugiau kaip 100 metų. Taip, tai buvo pačioj 20 amžiaus pradžioj. Atkeliavo čia prosenelis ir pasiliko. Tiesiog vedė jisai Aukštadvario dvaro savininko dukrą ir kadangi jis buvo gydytojo mokslus baigęs, tai gydytojavo Aukštadvarį. Man dabar Aukštadvaris yra jų protėvių žemė. Ir aš lygiai taip pat myliu Aukštadvarį, kaip ir Viktoras, manau, nemažiau ir visada su džiaugsmu čia atvažiuoju ir manau, kad dėl to mums čia taip gera, todėl kad čia yra ir mūsų protėvių kapai. Čia tie kaulai tiesiog matyt duoda tą tokį jausmą, kad čia yra vis dar likę. Tai, kas mums yra labai brangu. Gyveni dėl žmonių ir norisi, kad žmonės pažintų Dievą, užlaikytų tikėjimą. O kai žmonės užlaiko tikėjimą, gyvena pagal sąžinę, tada gyventi visiems yra lengviau. Yra, kaip ir visoje Lietuvoje, žmonių katastrofiškai labai mažėja. Nepaprastai sumažėjo, labai sunku ir gyvena tik iš pensijos. Juk gėda, kam ir pasakyti, kad jauni žmonės laukia mamos, kada mama pensiją atiduos. Aukštadvarį gyventi galima, aišku, aktyviai yra seniūnai, sakykime, visai Lietuvai. Jeigu tokias moteris daugiau prieitų, tai daug pasikeistų. Dieną, naktį sėdėjo, rašė, tvarkė popierius, po to matom rezultatus, bet nėra taip paprasta. Viskas yra, daug darbo, reikia meilės tam darbui. Aš net neįsivaizduoju gyvenimo be bažnyčios, nes, žinot, tada tik sėkmė lydi, kai eina klebonas, seniūnas, gydytojas ir regioninio parko direktorius kartu. Kartais būna taip, kad mes net raštą vieną rašom į aukštesnę instituciją, prašydami vieno ar kito leidimo. Kartais, kai man sunku susitvarkyti su viena ar kita truputį padygusia šeima ir kai susipyksta vyras ir žmona ir atbėga pas seniūnę skųstis, aš tada pakviečiu kleboną ir mes abu juos sutaikom ir priverčiam pasibučiuoti. Taip, kad aš tikrai to didžiuojuos. Aukštadvario Kristaus Atsimainymo parapija įrodė, kad ir bažnyčios, ir parapijos gali teikti projektus per vietos veiklos grupės. Ir štai mes teikiame parapijos vardu, štai yra nuosavas šitas žemės sklypas ir kadangi nors gyvename Aukštadvaryje tarp ežerų, tačiau ne tiek jau daug liko laisvų plotų, kad prieiti prie vandens. Todėl mes įrodėme, kad parapijiečiai turi savo lieptą, savo apžvalgos aikštelę, gražius laiptus nusileisti ir pabūti gražiam gamtos prieglobstyje.
Aukštadvario krašto žmonės yra labai aktyvūs, jie dalyvauja ir įvairiuose žygiuose, ir plaukia su baidarėmis, ir prigalvoja įvairių renginių ir sportinių varžybų. Na, tiesiog pati gamta sveikatinimui yra sudariusi labai puikias sąlygas Aukštadvaryje. Va štai planuojam su baidarėm plaukti ir valyti Verknės upelį, kartu su Trakų krašto moterų veiklos centru, su aktyviu jaunimu tiesiog pasiūlė tokią idėją, kad kitaip pažymėti tą akciją darom, nes sakome, žinot, jeigu tu jau pakelsi numestą daiktą, tai jau kitą kartą niekad nenumesi. Tai iš tiesų ne vien tik tai tokiom progom, kad tą vieną konkrečią dieną visa Lietuva tvarkosi ir valosi, bet tiesiog ir kiekvieną dieną tai reikėtų savo tokį įsiugdyti, tokį, vidinės tvarkos, reiškia tokią, ir iš tiesų žmonės tada visiškai kitaip elgtųsi. Žinoma, su jaunimu Aukštadvaryje labai daug dirba aktyvių, iniciatyvių žmonių, kultūros darbuotojų ir kolektyvų yra įvairių. Ir tas ir pajudėjimas, žiūrėkit, ir kai senjorai šoka, tiesiog gražu, širdis džiaugiasi, tai irgi prideda prie sveikatinimo. Juolab, turbūt ta forma, ką žmogus pasirenka, visiškai nesvarbu. Daug svarbiau, kad žmogus yra motyvuotas, kad jisai jaučiasi reikalingas. Visa bendruomenė aplanko bažnyčią. Tame tarpe ypatingai dabar ir mokykla rodo iniciatyvą šioje srityje. Nes praktiškai mokymo institucijoje mūsų yra dėstomas dalykas kaip tikyba. Ir mūsų mokiniai lygiai taip pat lankosi šioje bažnyčioje. Mūsų mokykloje yra pagrindinė specialybė, tai smulkio verslo, paslaugų teikėjo. Labiausiai pasirenkama. Toliau yra specialybė, kuri susijusi su žemės ūkio, tai technikos priežiūros verslo darbuotojo specialybė. Pagal šią specialybę pasirinkę mokiniai mokosi remontuoti techniką ir dirbti su žemės netūkio technika. Priedo dar mes kaip mokykla turim ir savo žemės sklypus. Turime apie 53 hektarus žemės ūkio naudmenų ir mes juos prižiūrim, dirbam, sėjam, imam derlių, parduodam derlių, uždirbam pinigus. Tai galima sakyti beveik kaip patys ir išsilaikot, ne tiek jau daug turbūt valstybei reikia pridėti. Ne, patiems sunku būtų išsilaikyti, valstybės parama yra žymesnė, tačiau mes į metus uždirbam maždaug apie 300 000 litų. Šaunu. Ne tik, aišku, mes uždirbame ne tik iš žemės ūkio naudmenų, iš to žemės, ką turime, bet mes uždirbame ir iš kitų paslaugų, teikim papildomas paslaugas, nuomos paslaugas, bendrabutį turim, nuomojami. Tai taip ir susirenkam po litą. Visi mūsų mokiniai, kurie baigia mūsų mokyklą, praktiškai darbo biržai yra vienetai užsiregistravę. Nes daugelis darbdavių tiesiog atvažiuoja pas mus paskutinėse kursuose mokinių ieškoti jau konkrečių darbuotojų. Pavyzdžiui, labai yra paplitusi suvirintojai. Pas mus technikos priežiūros verslo darbuotojai praeina suvirinimu. Ir tas mokinys, kuris geba gerai virinti, iš karto jau laukia kažkokios įmonės vadovas. Atvažiuoja tiesiog į mokyklą. Ir tie mokiniai gal ne visi dirba pagal specialybę, tačiau nepasakyčiau, kad darbo biržoje jie yra registruojami. Aukštadvaris garsėja ir turizmu, Aukštadvaris garsėja ir ekologiniu ūkininkavimu, tačiau Aukštadvaris įsiskiria savo bendruomenę. Kadangi čia yra, sakyčiau, nedidelėme miestelėje, bet turime 2 didelės mokyklas, tai pagrindinė didžioji bendruomenės dalis yra pedagogai. Ir tai išties priduoda tokį atspalvį šitai bendruomeniai, kadangi tikrai be galo šviesi, be galo iniciatyvi, be galo kultūros ištroškusi ir pasinėrusi į kultūrinį gyvenimą bendruomenę. Bažnyčia tai yra tik pastatas. Yra labai svarbu, koks žmogus, kokį kleboną turime toje bažnyčioje. Tai Aukštadvario klebonas išties įsiskiriantis savo paprastumu, savo gerumu, savo nuoširdumu. Manau, kad jūs taip patys tą pastebėjote ir būtent šios jo charakterio savybės visą Aukštadvario bendruomenę užburia. Tiesiog bendraujant pamirštama, kad jis yra klebonas, kad jis yra kažkuo išskirtinis ir dėl to susiliejimas, ta sintezė, simbiozė tikrai yra neatskiriama bažnyčios nuo bendruomenės gyvenimo.
labai aktyvi seniūnė Dzencevičienė, kuri visa širdim puolė organizuoti bažnyčios renginį. Sakyčiau, šiaip pagal pareigybės, tai jie ir nepriklausytų, tiesa, bet tai būtent tai pats geriausias pavyzdys, kuris parodo, kokia yra simbiozė tarp bažnyčios ir bendruomenės gyvenimo. Visiems atvykę. Gal gyvas jau. Labas, mano priešininkė, labas. Kilo mintis tave iškviesti Dvikovą. Prašau, kur piršinė? O, čia žinok, ieškojau visokiausių būdų, bet tai čia mano teisinga darbinė pirštinė. Ir aš tave kviečiu į Dvikovą. Noriu pabandyti irgi auginti bulves vertikaliai tam kubiniam garde. Ir jeigu tu pakelsi šitą pirštinę, aš suprasiu, kad tu iššūkį priimi. Tai va, kaip ir dera. Tai aš turiu tau numest. Ne, nesijaudinkit. Riteriai meta pirštinę, jeigu pakelsi, reiškia Dvikova įvyks. Gerai, pirmyn. O, pilietis. Na va, tai gerai. Aš tada manau, kad ginklą mes jau turbūt pasirinkę. Gerai, pasirinkę. Nes nei šitų, kaip jie ten, nei balistinių raketų, nei špagų, aš ten neišmanau. Ta bulvelė kažkaip, tai gal mes ir pabandysim padaryti. Žiūrėk, aš ir taip mąsčiau ir vis dėlto apsiribojau, kad vis dėlto reikia auginti 16, kaip ir tu pernai, bulvelių. Auginam vertikaliai, kaip auginam, tavo reikalas, kaip aš auginu, mano reikalas. Gerai. Ar tavo gardas bus 2,5 ant 2,5, ar 1,5 ant 1,5, ar metras ant metro, neturi reikšmės. Esmė yra ta, kad mes auginam tavo technologiją, man jinai įdomi. Nu, aš manau, kad reikėtų apsiriboti. Sakysim, kad parametrai daug būtų vienodi pas visus, sakysime, tiek pas tave, tiek pas mane. Nes čia priduos, tas apribojimas priduos tokio truputėlį cinkelio, supranti. Jisai duos rėmus, 1,5 ant 1,5, sakysime, jeigu orientuotumės taip, kaip mes dabar pradėta pas mane jau yra, 1,5 ant 1,5 ant 1,5. Matai, Jurgi, aš dar kaip galvoju, esmė yra kokia, mano mičiūrininko tokio mąstymu, kad auginam 16 bulvių ir jos auginamos vertikaliai. Taip. Va. Tai jeigu šiuo atveju aš pasidariau gardą metras ant metro, o tu 1,5 ant 1,5, jos vis tiek bus auginamos vertikaliai. Taip. Ir tik 16. Ir tik 16 bulvių. Gerai, pirmin tada. Sutarėm. Gerai. Šiandien vienas ūkininkas mėgėjas Bliuškio kapitonas metė pirštinę kitam ūkininkui mėgėjui dailininkui, o rudenį žiūrės, kuris daugiau bulvių iškas. Pernai Gimtosios žemės laidose rodėme šį neįprastą bulvių auginimo būdą. Dabargi Dvikovai prasidėjus stebime, kaip savo bulvydę ruošia Penkinskių pora, labai atidžiai atrenkanti sutartą 16 bulvių. Jų manymų šios geriausios, kadangi visos vienodo dydžio, pradygė. Dvikovos dalyviai tikisi, kad tuo užsiims ir daugiau tik vasarą kaimo sodybose apsigyvenančių ir nedidelius žemės plotelius turinčių, prie žemės darbų linkusių žmonių. Mėgstantys ūkininkauti Jurgis Penkinskis iš Gojaus kaimo ir senuosiuose Trakuose gyvenantis Vladas Kasparavičius kitose laidose plačiau papasakos, kokias bulvių dirvos paruošimo ir sodinimo technologijas jie pasirinko. Kitoje Gimtosios žemės laidoje rodysime ir apie tai, kokias veiklos perspektyvas ūkininkams ir turistams įžvelgia į Trakus susirinkę savivaldybių vadovai ir specialistai iš 4 ES šalių. Šiandien tarptautinė žavėjimosi augalais diena arba augalų žavadienis. Tad jūsų klausėme, ar reikia leisti Lietuvoje auginti tradicinį lietuvišką augalą sėjamąsias kanapes. Jūsų atsakymų iki trečiadienio 24 valandos laukiame laidos interneto svetainėje gimtojižemė.lt, kur galite pažymėti jums tinkantį atsakymą arba telefono numeriu 86 111 0909, kuriuo galite siųsti trumpąsias žinutes su tekstu leisti arba neleisti.
Iki kito šeštadienio.